valyti dantis prieš ar po pusryčių. Nuomonių yra įvairių ir kiekviena turi savo pagrindimą. Trumpai pakalbėkime apie kelis aspektus ir variantus. Valant dantis prieš pusryčius yra tam tikrų privalumų. Per naktį burnoje susikaupia mikroorganizmų, todėl ryte dažnai jaučiame nemalonų kvapą ar skonį. Tai natūraliai skatina išsivalyti dantis ir tai tikrai geras įprotis. Kita vertus, šis variantas turi ir trūkumų. Jei dantis išsivalome dar prieš valgį, mūsų skonio pojūčiai gali pasikeisti. O ryte dažniausiai skubame, neturime laiko palaukti 20-30 minučių po valymo, kad vėl būtų malonu valgyti. Todėl žiūrint logiškai, atrodytų, kad po pusryčių būtų patogiau išsivalyti dantis, nes vis tiek po pusryčių burnoje liks maisto likučių ir natūralu, kad norisi juos pašalinti. Išeisim su švaria burna, su maloniu kvapu, tai gerai. Tačiau yra niuansas ir antrame metode. Valgant tam tikrus produktus, pavyzdžiui, rūgščius, arba geriant gazuotą vandenį, ar kažką panašaus, tai irgi tam tikra prasme veikia dantų emalį. Ir jei iškart po to valysim dantis, suvalgėt obuolį ir iškart valo dantis, tai taip pat nerekomenduojama. Kodėl? Todėl, kad rūgštys laikinai silpnina emalį, mažina jo atsparumą. Reikia šiek tiek laiko, kad emalis atsistatytų, bent jau pusvalandžio. Tačiau dažniausiai rytais neturime laiko palaukti pusvalandį. Todėl sprendimą reikėtų priimti pagal savo gyvenimo ritmą ir įpročius, kaip jums patogiau. Aš atvirai pasakysiu, labiau mėgstu valytis dantis po pusryčių, nors tai ne visada gali būti geriausia, bet vis dėlto toks buvo mano pasirinkimas. Ir dar kartą primenu, jeigu per pusryčius vartojat rūgščius produktus, būkit atsargus. Tikrai nerekomenduojama valyti dantų iškart po rūgščių obuolių, gazuoto vandens ar panašių dalykų. Bent jau pusvalandį palaukit.